Yra didžiulis krūvis žurnalistams, kuo daugiau paruošti medžiagos. Tai yra tas dešrelių darimas ar bandelių kepimas ir tame yra problema. Tai kai mes turim idėją ne apie ką, bet kodėl mes vienokį ar kitokį dalyką norim visuomeniai pranešti. Tai man atrodytų šio labai svarbaus veiksnio pasigendam šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Ji turi turėti prasmės, padaryti man įtakos, pamatyti įvykį kontekste. Jis yra turbūt klasikinis ir pats reikšmingiausias, dėl ko žurnalistika yra profesija, dėl ko jinai yra tas tarpininkas, kuriam mes, be jo mes neturėtume laiko patys susirinkti informaciją, nebent tie, kurie gali ten ir darbo laiku kartais sėdėti socialiniuose tinkluose. Mes galėtume kažkiek tai atlaisvinti finansiškai būtent redakcijas nuo finansinio spaudimo. Reikia leisti žurnalistams dirbti savo darbą, atitinkamą laiko tarpą duoti ir tai kainuoja. Taip, turinio objektyvumui užtikrinti valstybė per fondą skiria pinigus. Tikrai teisinga buvo reformuoti tą modelį, paramos modelį, kurį dabar gyvendina Medijų rėmimo fondas. Tačiau būtina iš tikrųjų kitas paramos formas išskaidrinti. Žiniasklaidos priemonių, komercinių žiniasklaidos priemonių santykis su politiniu pasauliu, su politinė reklama, su apskritai reklama ir paslėpta verslo reklama. Dėl reklamos, dėl viešųjų ryšių, dėl vadinamųjų viešinimų konkursų arba tiesioginių papirkimų. Tai čia būtų idealu, jeigu mes galėtume gauti taip pat ir finansavimą, stebėjimą. Tai čia stebėjimas būtų nuostabus dalykas, kuris yra viena iš to siekiamybių. Aš manau, kad labai yra svarbi diskusija, jei klausėte apie disputą, tai yra diskusija apie kokybės kriterijus. Įskaitant stebėseną, bet įskaitant taip pat ir vartotojo nuomonę. Tu turi palaikyti žiniasklaidą taip pat, mokėdamas už gerą turinį. Labą dieną. Sveikinu jūs į studiją atėjusius pakalbėti mums trims beje labai gera tema. Tai yra apie žurnalistą kaip personą, kaip svarbu asmenį pilietinėje visuomenėje. Ir šiandien kalbėsime šalia manęs profesorius Andrius Vaišnys ir Medijų rėmimo fondo direktorius Ruslanas Režikevičius. Tai ne veltui aš tokį leitmotyvą dabar pasakiau, kad mes trys šitą temą turim ką pasakyti, ne tik kaip stebėtojai ir žurnalistinio produkto vartotojai, patys esame dirbę. Tai leiskit pradėti pokalbį mūsų nuo tokio dalyko. Jeigu šiandien, Andriau, reikėtų vėl grįžti į normalią žurnalistinę veiklą, tokią, kokia buvo, temų aptarimas, redakcija ir taip toliau. Ko trūktų, ko pasigestumėte šiandieninėje tokioj žurnalistinėje veikloje? Žurnalistikoje planavimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Aš to turbūt keliose redakcijose išmokau ir ypatingai išmokau Lenkijoje. Tai įsivaizduoju, kad pirmasis dalykas tai yra ta pakopinis tikrinimas, to, ką tu pateiki. Jeigu tu esi radijoje, pavyzdžiui, kai darai reportažą ar interviu radijoje, jeigu tu pateiki vienam redaktoriui, vienas nesprendžia, ar tai išleisti. O tai keliauja toliau. Ir kitas dar aštumo smerdžia. Ir prieš tai dar svarstoma, kiek tai yra svarbu reikšminga. Ir ar turi tas, ar tai būtų tekstas garsinis, ar ne, ar tai tekstas žodinis, ar jis turi ašį pagrindinį. Tai kai mes turim idėją ne apie ką, bet kodėl mes vienokį ar kitokį dalyką norim visuomeniai pranešti. Tai man atrodytų šio labai svarbaus veiksnio pasigendam šiuolaikinėje žiniasklaidoje. To atsakymo ir savo pačiam klausimo, kodėl? Ne viskas yra naujiena. Viskas yra naujiena. Galbūt yra blyksnis kažkoks, kuris kyla iš tokio poreikio internetinio tuoj pat pranešti, nes nežinia, ar nepavėluosi, ar ne. Taip. Bet yra ta vadinamoji, pagal vėl teorijas atsirado tokia naratyvinė žurnalistika, išsamesnė žurnalistika. Bet joje
turi atsirasti tikrai ta priežastis, kodėl aš turiu šitą ilgą tekstą perskaityti arba pasižiūrėti tokią ilgą dokumentiką. Ji turi turėti prasmės, padaryti man įtakos. Taip. Tai aš pasigėščiau šiandien. Supratau. Bet ne visur, mes negalim pasakyti. Ne. Yra tikrai žurnalistinių tyrimų, yra tokios dokumentikos, kaip Aistės Stonytės filmas, visai, kur apie Jurašo, reiškia, dingusi spektaklį. Tai yra labai svarbus dalykai. Taip. Matyt, dėl to ir dabar pradedu tą kalbą nuo tokio bendro įspūdžio, ne detalizuojant, nes man atrodo visur rastum ir klasikinės žurnalistikos, nes jinai nėragi visiškai užversta. Bet jūsų, Ruslanai, kokia reakcija būtų, jeigu reikėtų grįžti vėl į kasdieninį žurnalistinį darbą? Tai turbūt mano būtų reakcija, ko man labiausiai trūksta, tai yra tai, kad aš būdavau visada informacinėje erdvėje. Tai yra, kad visada buvau nuo ryto iki vakaro ten įmerkęs visus pirštus ir visas galūnės. Tai dabar to dėja savo negaliu leisti. Ir dabar jau atsirenku, labai bandau, kadangi laikas yra skirtas kitiems darbams, tai turiu būtent tą atsirinkti, informacinį srautą atsirinkti. Bet juk atsirinkti, aš čia iš karto gaudau ir tęsiu pokalbį. Juk dabar atsirinkti informacijos šaltinius ne tik tai žurnalistinio produkto vartotojai yra bėda didelė, bet ir pačiam žurnalistui. Tai dabar taip klausimą pasuku atgal, taip sakant. Kaip jūs matote per fondo veiklą informacijos patikimumo, informacija, kuri patenka žurnalistui ant stalo? Kažkokia filtracija vyksta, ar viskas yra paleista, taip kaip nori pats? Aš manau, kad tame yra problema. Čia yra didžiulė problema, kaip ir ponas Vaišnys kalbėjo, kad tas laikmetis, kad reikia viską greičiau padaryti ir mes taip susidarėm su ne visada iki galo patikrintais faktais, pranešimas spaudai vos perdirbtas truputėlį ir paleistas kaip žurnalisto informacija, kaip žurnalisto straipsnis. Taip, tai yra, nes yra didžiulis krūvis žurnalistams, kuo daugiau paruošti medžiagos. Tai yra tas dešrelių darimas ar bandelių kepimas ir tame yra problema. Tai kaip iš to išsivaduoti ir kaip tam, sumažinti to įtaką. Tai yra padėti būtent toms žiniasklaidos priemonėms, tiems žurnalistams, kurie dirba pagal tuos dar kol kas, vadinkime, tradicinius kanonus. Bet tai tradicinis kanonasgi, Andriau, yra, man atrodo, vos ne padarumo kanonas, kad jeigu aš atsakingas už informacijos pateikimą į aplinką, tai aš privalau už ją atsakyti, ar ne? Ar kitaip čia mes galime tą kanoną apibrėžti? Šiek tiek kitaip. Šiek tiek kitaip. Padarumas yra tikrai moralinė ir etinė savoka, kuri turbūt kiekvienoje profesijoje be abejo taikoma. Kuo ypatinga yra šioje profesijoje, kaip kai kuriuose irgi kitose viešosiuose arba tose profesijose, kurios reikalauja ne tik tai dėmesingos informacijos atrankos ir įsigilinimo ir sąžiningumo, tai viena iš sąlygų yra objektyvumas ir bandymas paneigti, reiškia, surinktų duomenų būtinumą patikrinti nuolat, reiškia, ir dar be to išklausyti ir surinkti iš konflikto skirtingų šalių. Ir surinkus ir išklausius skirtingas konflikto šalis, būtent ne tik dvi, o tiek, kiek jų yra. Laikytis tos pozicijos, kad jie visi gautų, ar tai būtų eteris, ar tai būtų pastraipa, ar ne, ar tai būtų garsas per radiją, kad jie vienodai gautų galimybę perteikti savo poziciją. Nesakau, kad reiškia monologus, bet tą esminę poziciją. Ypatingai tie, kurie sukuria konfliktą
Taip. iš to, kad priimė ten negerą sprendimą ar ne, kad jie turėtų šitas galimybės pateikti savo informaciją. Tai aš manau, kad tas objektyvumas, kuris reikalauja ir tokios įkontekstinimo sąlygos, pamatyti įvykį kontekste, jis yra turbūt klasikinis ir pats reikšmingiausias, dėl ko žurnalistika yra profesija, dėl ko jinai yra tas tarpininkas, kuriam mes, be jo mes neturėtume laiko patys susirinkti informaciją, nebent tie, kurie gali ten ir darbo laiku kartais sėdėti socialiniuose tinkluose. Be žurnalistikos tokios kokybiškos, kaip mes galime įsivaizduoti informacijos mainus normalioje visuomenėje. Bet tik tai ta, kuri kokybiška, kuri yra objektyvi ir kuri truputį iš šono atideda ir išsprendžia problemą savo asmeninio subjektyvumo, savo to asmeninio požiūrio, savo nuotaikų, to, kas yra jau labai ryškiai šališka. Šiandien ypatingai didelė pagunda yra eksponuoti save, nes iš visur tas... Rodytis. Ruslanai, objektyvumas iš tikrųjų labai svarbi žurnalistų profesijos dalis, net aš sakyčiau, ne tik profesijos, bet galbūt netgi laikysenos. Aš suprantu, kad aš galiu turėti pažiūros, galiu turėti savo netgi meilės, nemeilės, bet atiduodamas savo produktą į viešumą, privalau subalansuoti taip, kad būtų. Bet jūs, matydamas ir į jūs besikreipiančių žmonių srautą ir tą turinį, kuriuo jie ateina, kaip dabartinėme tempe tą objektyvumą išlaikyti, nepasiduoti pagundai, nuslysti į vieną į kitą pusę, kur, pavyzdžiui, labai daug rėmėjų staiga sulauksi dėl to, kad užsipulsi. Bet vis dėlto išlaikyti tą, mes vadiname tradicinį, bet iš tikrųjų tai yra natūralų žurnalistikos vektorių, tai yra objektyvumą. Aš manau, kad yra čia keli pjūviai. Tai vienas pjūvis yra tame, kad reikia leisti žurnalistams dirbti savo darbą. Jeigu tai yra tyrimas atliktas ne vien tik tai per kelias dienas, bet atitinkamą laiko tarpą duoti. Ir tai kainuoja. Taip. Tie dalykai kainuoja, tai būtent ir yra fondo kaip ir viena iš pagrindinių misijų, kad mes galėtume kažkiek tai atlaisvinti finansiškai būtent redakcijas nuo finansinio spaudimo. Tai ir tada ateina būtent ir sponsoriai, reklamdaviai, kurie rinkos sąlygomis kažkiek tai gal gali ir įtakoti žurnalisto ar redakcijos sprendimus. Bet būtent mes ir turime būti, ir mes bandome, kad būtume tokia atsvara, bent jau kažkiek tai redakcijoms, kad finansiškai jie būtų kuo daugiau nepriklausomi. Tai aš manau, kad nėra kiekviena redakcija, kuri dirba šitoje srityje, visi ar dauguma, absoliučiai dauguma norėtų būti padorus, norėtų dirbti savo darbą, tai yra dirbti žurnalistinį darbą ir pagal tuos žurnalistinius kanonus. Taip. Bet jie ne visada tą gali padaryti, kadangi rinkos sąlygos yra tokios, kad deja žurnalistika ar žurnalizmo verslas, jis jau nebegali konkuruoti ir dirbti tomis rinkos sąlygomis, kurios buvo prieš tai. Ir būtent mes turim pradėti galvoti, kaip išlaikyti per valstybės remiamus mechanizmus ar per apskritai remimo mechanizmus išlaikyti būtent žurnalistiką, žiniasklaidą, kuri atitinka tuos kanonus. Tai mes vadinkim ją tradicinę, netradicinę, bet kad ji galėtų gyvuoti, nes dabar daugumoje šalių žiniasklaida jau nebegali dirbti tokiamis rinkos sąlygomis, kuriomis dirbo prieš tai. Mes turime galvoti apie naujus remimo modelius. Tai kitaip tariant, mes neturime bijoti pasakyti, kad ne tik žurnalisto, bet turinio objektyvumui užtikrinti valstybė per fondą skiria pinigus. Ir tai yra viena iš misijų, kaip apginti demokratinėse rinkos netgi sąlygose informacinio lauko
švarą. Taip, būtent Kalbant bendrai apie žiniasklaidos lauką, tai be abejonės, kad žurnalistams patiems iš savęs reikia nepriklausomumo. Reikia instrumentų ir aišku, reikia ryšio su auditorija. Ir tą užtikrinti netaip lengva, kai komercinė ir nekomercinė žiniasklaida išgyvena gan panašias problemas. Kalbant apie žiniasklaidą tautinių bendrijų kalbomis, tai yra dvigubas iššūkis, nes tai taip pat įtikinti auditoriją, kuri galbūt net nevartoja nacionalinės žiniasklaidos, yra labai sudėtinga ir juolab tos investicijos yra reikalingos. Ir ta parama ir ta pagalba yra neįkainojama, leidžianti palikti bendrą lauką žiniasklaidinį gan kokybišką ir išspręsti po covidinės problemos, kai nepasitikėjimas žiniasklaida išaugo kartais. viena informacija, kuri sklinda iš tų vadinamų, nežinau kaip, įtakotojų, influencerių, tai yra nuomonės. Tai yra nuomonės, kurias vis daugiau žmonių priima kaip už tikrą informacija, bet tai visgi yra žmogaus nuomonė, kuri sklinda per informacijos kanalus ir jie visi gauna didesnę įtaką. Bet mes turėtume, vėlgi laikytis to principo, kad ta tradicinė žiniasklaida, tai yra žiniasklaida, kuri patikrina faktus, čia kaip ir profesorius minėjo, visus tuos kanonus atliekanti, kad ji galėtų išsilaikyti, nes dabar naujienos, kurios yra kartais ir teikiamos ir kuri yra labai svarbi informacija, ji ne visada tau būna naudinga, įdomi. Taip. Naudinga ji yra, bet čia kaip valgant vitaminus, einant sportuoti į sporto salę, kad tau ne visada tai yra malonu kaip žmogui tą daryti, ar laikytis dietos taip. Bet tai yra naudinga. Visada norisi šokolado, visada norisi kažkokios tai kitos veiklos, kuri nėra naudinga tavo kūnui. Taip, tai aš dabar kalbu apie naudingumą sielai. Tai yra ne viskas, kas yra tau naudinga, yra įdomu, bet deja dabar yra tiek daug pasirinkimo per technologijas, per įvairius informacijos sklaidos šaltinius, kad ta informacija, kuri tau gal ir naudinga, bet tu jos nenaudoji, o tu naudoji tą informaciją, kuri tavo manimu tau yra skani. Bet ar tie nuomonės formuotojai, kurie kartais prisistato kaip žurnalistai, ar jie gali kreiptis į fondą? Yra keli dalykai. Tai visų pirma, jie turi būti įsiregistravę kaip viešos informacijos skleidėjai. Tai yra Virsija sistema. Jie turi pripažinti, kad jie yra medijų kanalas, kuris yra registruojamas Virsija. Tai yra Virsija sistema. Tai jie turi pripažinti, kad jie yra žurnalistai. Ir laikosi etikos, nėra pažeidę etikos normų ir dirba pagal visus įstatymus. Tai jeigu toks žmogus savęs nelaiko žurnalistų, jis dėja negali kreiptis. Supratau. Andriau, mes čia vartojame tą skirstimą tradicinė, netradicinė žiniasklaida, bet aš pagalvojau, kad galbūt šiais laikais neteisinga yra šitaip keliauti. Galbūt reikėtų vis dėlto apsibrėžti ir vartoti savokas tiesiog, kas yra žurnalistika, žiniasklaida, o kas nėra. Truputėlį mes su terminėje visada pavėluojam, arba žinot, mums tai taip ir yra. Žurnalistika yra vienoks terminas, žiniasklaida šiek tiek yra kitoks platesnis, bet jis net neapibrėžtas visuomenės informavimo įstatymė. Tai mes kažkada apibrėžėm 96 metais žurnalistikos enciklopedijoje. Bet kalbant apie, pavyzdžiui, laikraščio savoką, puikus žodis, ar ne? Taip. Tai mes turėjom popierinius, dabar mes turime elektroninius, laikraštis gali būti ir toks, ir toks. Bet prieš porą dešimtmečių, kai pradėjo rastis pirmieji naujienų portalai, tai jie save taip vadino, kad taip turim atskirti nuo tos tradicinės. Dabar jau turim, manau, kad grįžti prie iš tikrųjų nuovokos, jog yra skaitmenos amžius ir mes turim elektroninius laikraščius, mes turim papirinius ir pamiršti tą tradiciją ar netradiciją. Tradicija dabar jau porą dešimtmečių ir daugiau yra iš tikrųjų skaitmeninė žiniasklaida. Aš dar vieną dalyką noriu pabrėžti, iš tikrųjų labai sutikdamas, kad ir manydamas, kad tikrai teisinga buvo reformuoti
tą modelį, paramos modelį, kurį dabar gyvendina medijų rėmimo fondas. Tik tai vienas labai svarbus veiksnys yra, kad ir teisinga yra, visiškai teisinga valstybės parama siekiant sustiprinti žurnalisto profesiją, žurnalisto nepriklausomumą, žurnalistiką kaip veiksmą, kaip profesiją. Ir ta sąlyga labai yra gera, bent jau buvo gera, kad parama yra teikiama ir tiems ypatingai, kurie sukuria darbo vietą, žurnalisto darbo vietą. Tačiau yra tokia labai svarbi įstatyminė kontekstinė situacija, kad būtina iš tikrųjų kitas paramos formas išskaidrinti, jos jau nebepriklauso nuo medijų rėmimo fondo, ar ne? Tai yra žiniasklaidos priemonių, komercinių žiniasklaidos priemonių santykis su politiniu pasauliu, su politinė reklama, su apskritai reklama ir paslėpta verslo reklama. Tai būtų labai gerai, jeigu čia įstatymų leidėjas sukurtų medijų rėmimo fondui tam tikrą pozityvų foną, įsigilindamas į rinkos aplinkybės, bet labiausiai į Europos tarybos ir Europos parlamento reglamentus, kuriuos ir Lietuvos Europos žiniasklaidos laisvės aktą, kuri reikėtų adaptuoti tinkamai. Tai manau, kad šitas išskaidrinimas, stengiantis apriboti tokią šešėlinę reklamą, ar tai būtų komercinėse naujienose, kaip jinai yra terpiama, reiškia kažkokio reportažo pavidalu, arba kitais būdais, taip pat ir paslėpta politinė reklama, jeigu šie dalykai pagal ES reikalavimus būtų Lietuvoje sukurti, ganėtinai aiškiai, suformuluoti ganėtinai aiškiai, gerokai kitaip negu kad yra dabar visuomenės informavimo įstatymė ir susijusiuose teisės aktuose, tai aš manau, kad tikrai būtų toji parama veiksmingesnė, efektyvesnė, nes tiesiog valstybės skiriama parama, kad ir skaidriais būdais. Įvairios politinės ir verslo jėgos gali tiesiog sumenkinti paprastojų būdų, viešaisiais ryšiais. Tai raiškiausias sakyčiau, toks pavyzdys, tai yra putinizmo sklaida visoje Europoje. Buvo tikrai pakankamai daug gerų žurnalistinių tyrimų apie tai, apie Putino, reiškia, ir jo aplinkos, ir tų oligarkus skverbti į ES administracijas. Bet kas atsitiko? Tiesiog viešaisiais ryšiais būdavo tokie tyrimai, jų publikavimas sumenkinamas įvairiomis kitomis akcijomis, įvairiais kitais žaidimais, įvairiais kitais papirkimais, įskaitant žiniasklaidos papirkimus, tamsiaisiais būdais, šešėliniais būdais. Tai mums dar tokio veiksmo tiesa trūksta, tai yra tyrimų žurnalistikos, kuri būtų nukreipta taip pat ir į žiniasklaidos analizę, taip, ir žiniasklaidos tyrimą, nes jeigu mes Vokietijoje ir kitur tai turime atvejų, kur iš tikrųjų žurnalistiniai tyrimai būdavo nukreipiami ir tai, kaip medijos pasiduoda tam tikroms įtakoms, ar ne? Mes Lietuvoje to neturim. Bet aš manau, kad įstatymų leidėjo pareiga, šiandien pareiga būtų iš tikrųjų sukurti tokį palankų foną, kad žurnalistika, šita valstybės lėšų parama, skaidri parama turėtų aiškias sąlygas. Dėl reklamos, dėl viešųjų ryšių, dėl vadinamųjų viešinimų konkursų arba tiesioginių papirkimų. Taip, čia geras aspektas ir aš galvoju dabar, Ruslanai, ar fondas turi, ar turės kada nors kažkokį įrankį, pačio žurnalisto arba žurnalistikos kokybei stiprinti? Čia yra 3 aspektai ir tada vienas aspektas yra 5 programa, kurią man priminkit, aš pabaigoje apie ją pakalbėsiu. Tai, o kalbant apie kontrolės mechanizmus, tai ir politinės įtakos mechanizmus, tai fondo veikloje yra labai aiškiai apibrėžta, kad bet kokias sąsajos su politinėmis partijomis, su politikais, su padėjėjais, su politikų šeimų nariais, pagal mūsų taisyklės tokios žiniasklaidos priemonės jos negali dalyvauti. Tai, atsitinka, atrandam, nukerpam, paskambinam, parašom, bet pagal įstatymą mes to daryti negalime.
Kitas dalykas yra, kaip mums, susekti, kaip pinigai yra, per turinio projektus, kaip jie yra leidžiami. Tai mes dabar šiuo metu yra taip, kad atrenkam kai kuriuos projektus ir darom jų stebėseną taip. Bet idealių variantų mes, čia būtų visiškai idealus variantas, kad mes galėtume daryti visų mūsų remiamų projektų stebėseną, profesionalią stebėseną. Ir kad, ir dėja mes, kaip ir minėjau, mes bendraujam su 400 projektų ir dėja žmogiškai mes paprasčiausiai to daryti negalime. Tai čia būtų idealu, jeigu mes galėtume gauti taip pat ir finansavimą, stebėjimui. Tai čia stebėjimas būtų nuostabus dalykas, kuris yra viena iš to siekiamybių. Tai aišku, reikėtų atrinkti žmonės, kurie tą darytų, bet čia būtų vienas iš tokių, mano svajonė, kad mes kaip fondas galėtume stebėti visus metus, visus projektus, kuriuos finansuojame. Ir dėl žurnalistikos būtent, to elemento žurnalistikos, žiniasklaidos. Tai yra 5 programa, visiškai nauja programa, kurioje vienas iš užduočių, tikslų yra pradėti diskusiją būtent apie žiniasklaidos, kas ta žiniasklaida yra. Pradėkime nuo to, kad labai daug mūsų medijų vartotojų jau nebesupranta, koks yra žiniasklaidos tikslas, kaip ji veikia, ką ji daro, kodėl ji taip daro, kas yra tikrinama, kas netikrinama, būtent ta pati žiniasklaidos virtuvė. Tai yra, būtų labai gerai, kad kuo daugiau žiniasklaidos priemonių pradėtų rašyti apie save, ką jie daro, kaip jie daro. Tai ta jūsų priemonė, truputį man čia įdomu, kaip jūs ją įgyvendinsite, kas bus kviečiamas dalyvauti? Taip, dabar yra 5 programoje tos žiniasklaidos priemonės, kurios neteko pajamų už azartinius lošimus. Taip, reklamą. Tai čia galim sakyti, tie, kurie įrodys, kad yra 10 000, mažiausiai 10 000, 24 metais prarado tokią sumą jo. Tai va būtent ir tos žiniasklaidos priemonės galės dalyvauti toje programoje, kurioje vienas iš punktų ir yra būtent pokalbis apie žiniasklaidą. Ir tikslas yra toks, kad mes kad pradėtume kalbėti apie žiniasklaidą. Ir taip pat norėčiau, kad, kaip iš fondo pusės, kad taip pat būtų ir pradėti kalbėti, ne vien bandant pakelti prestižą žiniasklaidos, bet kad to dalis būtų ir kalbėjimas apie žiniasklaidos problemas, kad mes kaip bendruomenė pradėtume kalbėti, kodėl atsitiko taip, kad prestižas smunka, kad skaitomumas smunka, nes čia vėlgi ateina kitas elementas, kad norima, kad pradėtų mokėti už turinį taip pat žmonės, kas yra natūralu. Ir tai jeigu mes norime, kad žmonės mokėtų už turinį, mes turime įrodyti, kad tas turinys ir kad už ką jie moka, tai yra verta, kad tu turi palaikyti žiniasklaidą taip pat, mokėdamas už gerą turinį. Aplikuojame su kultūros projektais ir šviečiamaisiais projektais, tai Medijų rėmimo fondas mūsų įmonei leidžia išplėsti autorių įvairovę. Tai yra pagrindinis, sakyčiau, siekis ir Medijų rėmimo fondo dėka į projektus įtraukiame daugiau išorės autorių. Tai turim daugiau nuomonių pluralizmą. Nemokami laikraščiai buvo dalyjami tik tada, kai buvo daug reklamos. Ir kokia į ten įdėta, mes nežinojom netgi. Bet, Andriau, jeigu jūs įtrauktų į tą diskusiją apie kas yra dabartinė žiniasklaida arba kodėl verta už ją mokėti, kokius rekomenduotumėte vis dėlto, kokias temas tai žiniasklaidai išsikelti, kad diskusija būtų verta ir tų pinigų, ir laiko, kurį jie skiria? Mes suprantame, situacija yra sudėtinga to, kad užaugo jau ne viena karta, kuri priprato nemokėti. Nuo amžiaus pradžios priprato už produktą nemokėti. Ir kad jis yra tiesiog, kad žiniasklaidos priemonė turi būti tiesiog nemokama. Tai labai nemažai žmonių įprato. Ir kaip tą galima pakeisti. Tai situacija tai kinta iš tiesų, nes yra nemažai tų naujienų, vadinkim, portalų laikraščių, ar ne, kurie
turi prenumeratorių. Kaip jie turi, pirmiausia, aš manau, kad jie turi turėti strategiją, savo kokybės kriterijus, kurie dėrėtų su, pavyzdžiui, medijų rėmimo fondo suformuluotais kriterijais. Ir kada tie kriterijai sutampa, tai aš manau, kad ta parama tada yra logiška. Nes jeigu remiamas skaitmeninis naujienų laikraštis, kuris priima srautą pranešimų spaudai, publikuoja juos ištisai, įterpia juos tarp žiniasklaidos naujienų ir tu tuos pagiriamosius tekstus matai, prenumeruodamas naujienų laikraštį, viena vertus, kažkur yra skirta parama kažkokiam projektui, tarkim, kad ir tyrimų žurnalistikos. Bet tai visiškai nelygiaverčiai dalykai. Jeigu aš skaitau teatro ar ne pranešimą spaudai ištisai pasigiriamą į žodį ir aš ten nerasiu dėl suprantamų priežasčių arba vargu bau rasiu recenziją to spektaklio, nes ten iš esmės yra pasigiriamieji tekstai. Kitokių verslo įmonių, institucijų, viešųjų ryšių pranešimai žiniasklaidai prilyginti įstatymų leidėjo valia žurnalistiniai produkcijai, tai vienas iš kokybės kriterijų kyla klausimo, ar aš turiu prenumeruoti tokį leidinį. Kiti kriterijai yra kalba, tai nėra tik tai kalbos taisyklingumas, kalbos logika, reiškia, yra dalykai, kurie žymiai sudėtingesni, jeigu medijų rėmimo fondo ekspertai galėtų vertinti, kaip vertinama yra mokslinė produkcija, ne tik tai skiriant lėšas projektui, bet ir ataskaita yra vertinama. Tai yra, kas ten yra, kas ten buvo iš tiesų pateikta de facto, ko norėjo, kokią idėją teikia, o kas atsitiko po to, kaip tie tekstai arba, reiškia, tie reportažai ar tas reportažų ciklas, kaip jis atrodo. Aš manau, kad labai yra svarbi diskusija, jei klausėt apie disputą, tai yra diskusija apie kokybės kriterijus. Įskaitant stebėseną, bet įskaitant taip pat ir vartotojo nuomonę. Nes, pavyzdžiui, labai būtų įdomu sužinoti naujienų laikraščių, kuris vadina, tarkim, naujienų portalo X prenumeratorių nuomonę. Jo nuomonė, ekspertų nuomonė ar ne, pačių redaktorių nuomonė, mūsų nepriklausomų, kurie yra iš akademinio pasaulio ir galima tokia nuomonė. Tai va tada manau, kad mes ir įstatymų leidėjų šiek tiek padėtume suprasti, kas tai yra medijų rinka. Tai mes šiaip tai ir priėmėme, turime naują pareigybę, tai yra analitiko pareigybė. Tai yra ir mūsų netgi ir kaip ir medijų rėmimo fondo priedermė yra taip pat daryti tyrimus. Tyrimus, tai va čia dabar greitai organizuosime taip pat ir konferenciją lapkričio mėnesį apie spaudos, apie medijų rėmimo modelius ir panašiai. Tai mes taip pat kaip medijų rėmimo fondas turime ambiciją tapti tokiu kaip ir ekspertiniu fondu, būtent tyriant, analizuojant ir siūlant sprendimus. Nes absoliučiai kažkas turi apie tai garsiai pradėti byloti, nes kokybė nėra mėgstama pačių žiniasklaidos priemonių diskusijų tema, nes viską nubraukia žodis, tai rinka, tai žiūri, nežiūri, skaito, neskaito. Žinoma, kad ant to masinio vartotojo patinka, nepatinka iešmo žiniasklaida pamauta, ypač ta informatyvioji, tai yra tai, kuriai reikia laiko objektyvumui ištikrinti. Na, jinai niekada nesukonkuruos, nes resursas yra ne tas. Tai čia aš sakyčiau, kad medijų rėmimo fondas gali stipriai pagelbėti, netgi galbūt apsaugoti mūsų medijas nuo poveikių, kurie yra kartais absoliučiai nukreipti prieš valstybę. Nebūtinai kiaurai į mūsų likimą, bet, pavyzdžiui, netgi verslo interesai, kai kurie jie gali būti nesuderinimai su plačiosios visuomenės interesais. Nes reikia žurnalistams suteikti galimybę daryti savo darbą.
Tai tam, kad tu darytum savo darbą, tu turėtum gauti už tai atlygį. Kad tu darytum savo darbą gerai, tu turėtum ne vien tik tai vos išgyventi, bet kad tu gautum orų atlygį. Taip. Tai pavyzdžiui, dabar kalbant apie regioninę žiniasklaidą, tai Medijų rėmimo fondas taip pat ir turi instrumentą rėmimą veiklai. Tai būtent mes remiam regioninę žiniasklaidą, taip pat ir kultūrinę žiniasklaidą, periodiką už veiklą ir kalbant tuo aspektu, kad jiems yra sunku finansiškai, tai ir todėl ir jie ir įgauna tas priklausomybės nuo vietinių politikų, nuo vietinio verslo. Tai kadangi buvo nemaža suma įlieta būtent jau ir regioninė žiniasklaida, tai mes ir būtent ir gavom tuos jau netgi ir padėkas. Ačiū, kad mes dabar jau galime šiek tiek atsistoti ant kojų, savo kojų ir galime pradėti tai, ką mes ir turime daryti. Tai yra būtent čia ne todėl, aš nemanau, kad yra iš blogos valios, yra tos įtakos priimamos iš politikų ar iš verslininkų. Tai yra todėl, kad žiniasklaidai finansiškai yra labai, labai sunku. Tai čia yra vienas iš aspektų ir rėmimo fondas, manau, kad atlieka labai svarbią misiją, būtent ypač regionuose ir kultūros leidiniuose. Čia, Andriau, yra sudėtinga ta tokia takoskyra, kaip ją išvinguriuoti, nes taip žiniasklaida arba žurnalistas tarsi gamina produktą, ar ne? Bet mes visi suprantame, kad tas priklausomumas nuo finansų ir lygiai taip pat kitoj pusėj poreikis turėti informaciją, orientuotis, kas vyksta pasaulyje, jisai šitai persipina ir tada misijos ir išgyvenimo dalykai, jie tampa permetami tik tai į vieną pusę. Bet jeigu derintumėme dabar kokią tarptautinę patirtį, aišku, čia galime turėti tokį visada excuse, kad tarkime, bandant mūsų su Lenkija palyginti, kad ten visada daugiau ir skaitytojų, ir žiūrovų, tas srautas yra didesnis. Bet aš manau, visose valstybėse tie patys žmogus gyvena, kuriam reikia kultūrinės informacijos, kasdieninės informacijos. Tai lyginant su to, kas vyksta, koks čia gali būti vis dėlto netgi ir pasiūlymas tam produkto vartotojui, kaip jam savo galvoje vis dėlto pozicionuoti žurnalisto darbą ne kaip šampūną, o kaip vis dėlto visiškai kitokio kalibro egzistencinį poreikį. Viena vertus taip, galima pasakyti, kad kompetencijos priklauso, žinoma, nuo finansų, nuo atlygį, bet aš jums tokį pavyzdį arba reiškinį nupasakosiu glaustai, kuris rodytų, kad tos kompetencijos kai kuriais atvejais tikrai ne tai, kad nėra priklausomos, jų gali iš viso nebūti. Kaip žinote, dešimtmečius žurnalistikos studentai atlieka privalomąją praktiką ir ne vieną kartą atlieka. Anksčiau mes turėdavome labai retų tokių atvejų, kad būtų praleidžiama publikuoti tekstus, ypatingai tekstus su klaidomis, ar ne? Taip. Su banaliais pavadinimais arba su tiesiog logikos klaidomis turinyje pačios publikacijos. Dabar jau tai yra reiškinys. Tai reiškia, kad redakcija gavusi iš esmės nemokamą darbuotoją, ne tik, kad sudaro jam neva mokytis, bet kaip jinai jį moko. Jeigu toks darbuotojas nekainuoja iš esmės, nes jam nemokamas atlygis. Labai reti atvejai yra, kuri žiniasklaidos priemonė įtraukdama studentą, ypatingai brandesnį studentą, vyresnio kurso kažkaip atsilygina, suranda modelį įdarbinti. Bet šiaip jau tas žmogus mums praktikos gynimo metu labai lengvai gali pasakyti ir pasako, kad žiūrėkite, bet mane juk redakcija, laikraštis, žurnalas publikavo, taip. O jūs sakote man kritiką, ar ne, kad čia yra negerai. Ir čia jau yra tas reiškinys. Iš pavienių atvejų, kurie būdavo anksčiau, dabar yra reiškinys srautu publikuoti viską,
dargi pasakant, kiek ten, reiškia, ženklų arba eilučių turi užpildyti, bet visiškai nekreipiant dėmesio, kad dažnu atveju faktas netgi nėra patikrintas, kaip jis turėtų būti patikrinamas, ar ne? Elementarus ten, reiškia, mūsų aplinkos gyvenimo buities dalykai, nekalbau apie sudėtingą tyrimų žurnalistiką, kalbu tiesiog apie tai, kažkokia naujiena, įvyko avarija tam tikrame mieste X, studentas aprašo ir iš esmės jisai nepaklausia netgi tų, kurie atsakingi už tą reiškinį, sudeda ten 4-5 nuomonės praeivių ir tai vadinama, reiškia, taip suprantama, yra žurnalistinis darbas ir štai žiūrėkit, mane publikavo, nepaisant kalbos, stiliaus ir logikos klaidų. Tai aš manau, kad vadinasi redaktoriai, vyresnieji, kompetentingesni, jie nelabai dalinasi žiniomis ir jie nelabai naudojasi galimybę tą žmogų ne tik išmokyti, bet tai, kad jis yra ir sukuria tam tikrą, gali sukurti tam tikrą vertę, ar jis ją sukuria, jis mokomas yra ją sukurti, įskaitant tuos leidinius regionuose, kuriuos remia Medijų rėmimo fondas. Taip, kad aš manau, kad ne visada tikrai kompetencija matuojama vien tik tai finansais, bet realių gebėjimų dirbti su kitu žmogumi, parodyti pavyzdinę žurnalistiką. Čia labai gera mintis, nes iš tikrųjų, aišku, baisu, kad tą, ką aš dabar pasakysiu, kad nebūtų suprantama kaip cenzūros atėjimas, bet iš to, ką kalbate, aš sakyčiau, kad gal fondo galėtų būti viena eilutė, tokia, kuri skirtų pinigus kokybės kontrolieriui tos produkcijos, ką anksčiau pas mus padarydavo redaktoriai, skyrių redaktoriai arba padalinių redaktoriai, galų gale pats vir redaktorius ir skirdavo tam laiko. Dabar, aš suprantu, nieks nebeturi laiko, visi skuba, praleidžia, praeis ir taip toliau. Nežinau, kaip tai skambėtų, bet gal čia yra viena iš nišų. Tai čia turbūt ir grįžtam prie to stebėsinos, taip pat, dalimi stebėsinos institutas, kad mes galėtume bent jau stebėti tuos produktus, kuriuos mes finansuojam, tai yra turinio produktus, ar vaizdo, ar radio produktus, audio. Tai čia būtų labai labai svarbu turėti tokį institutą, ar mes, tai būtų idealu, jeigu mes galėtume stebėti viską, ką mes finansuojame. Yra tokia idėja, kad mes kaip fondas galėtume sukurti tokią ekosistemą, kurioje mes turėtume savo ekspertus, kurie iš įvairių sričių gali patarti, pavyzdžiui, žurnalistui ar redakcijai, kuriuos mes apmokytume, kuriems mes užmokėtume ir juos būtų galima pasiskolinti redakcijai. Taip pat būtų kitas institutas, tai yra naujų žmonių ar jau turinčių kažkokią tai praktiką, ar jau dirbančių su žodžiu ar su vaizdu, tų kūrybinių darbuotojų, kurie sutiktų važiuoti į regionus. Mes tada padarom tokią programą, kad atrenkam žiniasklaidos priemonę, redakciją, kuri sutinka priimti tokį žmogų. Žmogus sutinka ten važiuoti ir dirbti ten į tą redakciją. Mes mokam kažkokį tai atlyginimą, stipendiją būtent iš mūsų fondo. Bet ir tas žmogus ne vien tik tai kūrė turinį, bet jis taip pat atveža naujas idėjas į tą redakciją, kad ta redakcija galėtų tas idėjas taip pat ir pagal susitarimą galėtų kažkiek tai įgyvendinti. Nes problema yra didžiulė problema, ypač regionuose yra ta, kad trūksta jaunų žmonių. Jauni žmonės arba ateina ten ir gaudami mažą labai atlyginimą išeina, arba juos perima ten mero, kabinetas ir panašiai. Tai, kad mes galėtume taip pat turėti tokį kaip ir programą, bandant įlieti naujus žmonės ir naujas idėjas ir prie to prisidėti ne vien tik tai finansavimu, bet taip pat ir būtent tų idėjų sklaida. Tai va čia taip pat labai aš tikiuosi, kad mes galėsime tokią programą
įgyvendinti ir padėti regionams su tom naujom idėjom? Tas fondas, sakyčiau, visai vykęs gavosi, bet kalbant apie ėjimą toliau, tai reikėtų tos diskusijos nepamiršti. Dialogo tarp leidėjų, žurnalistų, fondo, galbūt ir politikų, tai yra pamatyti iš tikrųjų, kokia yra ta žiniasklaidos kasdienybė ir su kokiais iššūkiais susidurėme, žinai, ir tuo pačiu, kokia yra ateitis. Taip, čia geras labai sakinys šito pokalbio taškui, nes kokybės garantavimas, kokybės užtikrinimas iš tikrųjų nėra pačių reikalas. Kažkas kokybę visada turi užsiimti, kažkas ją turi apie ją kalbėti, diskutuoti, nebūtinai pasakyti iki galo, kaip turi būti, bet ištarti tą žodį, kad ne viskas puiku, ką jūs darote, arba pavadinime klaida nepuošia laikraščio ar portalo, o kaip tik priešingai suprimityvina patį žurnalistikos darbą. Ačiū judviem už įdomų ir labai turiningą pokalbį. Teks tik tai sekti, kaip mūsų šitos pasakytos idėjos greitų laikų per fondą virs gyvenimu. Iki.